Sveiki. Ar kada nors teko susimastyti, kaip kompiuterius, kaip jis išvis išmoksta skaityti, arba analizuoti, ar net versti tekstą? Pasirodo, visa tai prasideda nuo vieno, sakyčiau, pamatinio elemento – Pythono eilutės. Ir būtent šiandien mes kartu pasigilinsim, kaip šis iš pažiūros paprastas įrankis atveria galimybės valdyti visą tekstinės informacijos pasaulį. Atrodo, klausimas toks, paprastas, bet iš tiesų jis yra kertinis. O atsakymas slypi būtent eilutėse. Jos yra tas fundamentalus būdas, kuriuo kompiuteriai apskritai pradeda apdoroti ir suprasti žmonių kalbą. Taigi, ką mes šiandien aptarsime? Pradėsime nuo to, kas apskritai yra ta eilutė, tada pažiūrėsime, kaip prieiti prie jos dalių ir jas, pjaustyti. Toliau, kaip eilutės keisti ir sujungti, aišku, paliesime analizę ir paiešką ir pabaigai pamatysim, kaip viskas veikia praktikoje. Gerai, manau, galim pradėti. Gerai, pradėkime nuo pačių pamatų. Kasgi iš tikrųjų yra ta eilutė, apie kurią čia tiek kalbama? Jei labai paprastai, eilutė yra bet koks tekstas, kurį norime, kad kompiuteris suprastų. Įsivaizduokit, tai gali būti vardas, sakinys ar net visa knyga, kompiuteriui visa tai yra tiesiog eilutės. Ir štai čia, manau, yra pati svarbiausia idėja. Pažiūrėkit, kaip kompiuteris mato tekstą. Jam, pavyzdžiui, žodis pitonas nėra kažkoks vientisas dalykas. Ne, jam tai yra tvarkinga simbolių seka. Kiekviena raidė turi savo aiškę vietą, savo adresą, pradedant nuo nulio. Ir būtent šitas numeravimas yra raktas į absoliučiai viską, ką darysime toliau. Gerai, tai jeigu kiekvienas simbolis turi savo adresą, kyla natūralus klausimas, kaip tuo adresu pasinaudoti. Būtent dabar ir pažiūrėsime, kaip galime, tarsi atrakinti atskiras eilutės dalis. Ir štai atsakymas. Laužtiniai skliaustai. Jie veikia lyg raktas. Įrašome skaičių, tarkim 0, tarp tų skliaustų ir ką mes gaunam? Patį pirmąjį simbolį. Paprasta tiesa. Bet palaukit, galimybės ties tuo nesibaigia. Mes galime paimti ne tik po vieną simbolį. Nurodžius pradžios ir pabaigos indeksus, mes galime tiesiog išpjauti visą eilutės gabalą. Programuotojai tai vadina pjaustimu arba slicing. Ir tai yra, patikėkit, nepaprastai galingas įrankis. O dabar priėjome prie vienos iš svarbiausių, bet gal ir keisčiausių eilučių savybių. Reikalas tas, kad eilutės yra nekintanos. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad kartą sukūrus eilutę, jos nebegalima pakeisti. Negalima tiesiog paimti ir ištaisyti vienos raidės vidury žodžio. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip apribojimas, bet iš tikrųjų tai suteikia kodui labai daug saugumo ir nuspėjamumo. Ir štai puikus pavyzdys, kas nutinka, kai vis dėlto bandoma tai padaryti. Pythonas labai griežtai pasako, ne, negalima, ir tiesiog išmeta klaidą. Tai beje, labai dažna pradedančiųjų klaida, bet ji puikiai atskleidžia šį fundamentalų principą. Tai kaipgi išspręsti šią problemą? O sprendimas labai elegantingas. Mes nekeičiame senos eilutės, mes sukūrėme visiškai naują. Ir tai, žinote, puikiai iliustruoja pačią programavimo logiką. Mes paimame tas dalis, kurių mums reikia, pridedame tai, ko norime, ir tiesiog sujungiame viską į naują norimą rezultatą. Gerai, judam toliau. Dabar panagrinėkime, kokius dar įrankius turime savo arsenale, kurie paverčia eilučių apdorojimą tikrai galingu. Pythonas ateina su visa dėže jau paruoštų įrankių. Jie vadinami metodais. Štai pavyzdžiui, metodas .super paima eilutę ir visas raides paverčia didžiosiomis, o .lower atvirkščiai mažosiomis. Super paprasta ir labai dažnai praverčia. O čia dar keletas nepaprastai naudingų. Pavyzdžiui, strip. Įsivaizduokit, gaunat duomenis su nereikalingais tarpais iš kraštų. Šis metodas juos tiesiog nuvalo. Tada split. Jis gali sakinį suskaldyti į atskirų žodžių sąrašą. O join daro priešingą veiksmą. Iš žodžių sąrašo vėl sulipdo gražų sakinį. Ir žinoma, pats paprasčiausias būdas sujungti dvi eilutes į vieną, tai tiesiog panaudoti pliuso ženklą. Programavime tai vadinama konkatenacija. Tiesiog labas plius pasaulį ir turim rezultatą. Gerai, mes jau mokam eilutes pjaustyti, keisti, jungti. Dabar laikas pereiti prie kitos dalies – informacijos ieškojimo. Metas užsidėti detektyvo kepurę. Vienas iš universaliausių būdų analizuoti eilutę yra for ciklas. Jis leidžia mums tiesiog pereiti per kiekvieną eilutės simbolį, vieną po kito. Ir tada jau galime daryti, ką tik norim. Pavyzdžiui, suskaičiuoti, kiek yra tam tikrų raidžių, ar atlikti kitokią analizę. Bet ką daryti, jei mums nereikia eiti per visus simbolius? Jei mes tiesiog norim paklausti, ar šitoje eilutėje yra žodis pasaulis? Tam nereikia jokio ciklo. Yra raktinis žodis in. Jis akimirksniu patikrina ir atsako taip arba ne. Labai patogu. Gerai,
Apsiginklavome teoriją, išnagrinėjome pagrindinius įrankius. Manau, dabar pats laikas pamatyti, kaip visa tai veikia kartu, sprendžiant jų tikrą praktinę užduotį. Šis pavyzdys puikiai pademonstruos, kodėl visi tie atrodytų smulkus įgūdžiai – pjaustymas, valymas, skaidymas – yra tokie be galo svarbus realiame pasaulyje. Taigi, štai užduotis iš realaus gyvenimo. Reikia nuskaityti ir apdoroti duomenis iš failo. Žiūrint į šį kodą pirmą kartą, jis gali pasirodyti šiek tiek bauginančiai. Bet pažadu, mes jį įskaidysim ir pamatysit, kad jame naudojami būtent tie įrankiai, kuriuos ką tik aptarėme. Pažiūrėkim žingsnis po žingsnio. Pirmiausia, kodas atidaro failą. Tada nuskaito visas eilutes į sąrašą. Toliau ciklas ima kiekvieną eilutę atskirai. Ir štai magija. .strip nuvalo nereikalingus tarpus, o .split atskiria vardą nuo skaičiaus pagal kablelį. Matot? Visi tie maži įrankiai susijungia į vieną veikiantį naudingą sprendimą. Ir čia yra pati esmė. Kai tekstas yra išvalytas ir suskirstytas, kaip matėme pavyzdyje, mes jau galime su juo daryti stebuklus. Skaičiuoti vidurkius, ieškoti tendencijų, vizualizuoti. Ir visiškai nesvarbu, ar kuriate interneto svetainę, ar analizuojate duomenis, ar dirbate su dirbtiniu intelektu, gebėjimas neapdorotą tekstą paversti struktūrizuotą naudingą informaciją yra tiesiog visur. Taigi, įvaldžius eilučių apdorojimą, iš esmės atsiveria durys į beribį informacijos pasaulį. Ir lieka tik vienas atviras klausimas – kokie duomenys ir kokios netikėtinos įžvalgos laukia, kol bus atrastos?